nedaleisti, kad tos blogybės iš vis išėtų. Mes turim daleisti, kad išėtum bent jau vėgėlės su kažkuo. Bent jau. Ir nuo to priklauso mūsų tolimesnis kelias. Nu, to didelė priklauso, kad prezidents netokio, iš tikrųjų, storų gali. Jeigu prezidents pasirinks dalis, on sako storų. Ir aš norėdama nuimti šiek tiek įtampas, čia tų politinių aistrų, ar aš galiu būti eilėraštinį pasakyti žemaitiškai? Prieš tai vieną klausimą, jeigu sakykit. Sakykit, prašom, o jūs nematot galimybės pakviesti Vėgėlę, jūs trys, ir padaryti mums viešą susitikimą ir išreikšti tą palaikymą, kaip sakykime, organizacijos palaikymą Vėgėlei, kad Vėgėlė pasakytų, jo gerai, mes priimam jūsų palaikymą. Tai idėja jūs tai yra didelė gera, bet dabar ir tos šviesus Vėgėlės nepriklauso. Ant savaitės kapratą aukodams, virsams, važinėjas visur, visų žemaitiniam tėms. Dabar ypač prieš 2 mėnesių reikia daryti. Bet nebuvome pasirinkę ir keliam valandą. Ir dabar tim žemaičiam atvežti Vėgėlę, idėja žiauriai gera. O tada dar kitas klausimas. O Vėgėlė žino jūsų sprendimą palaikyti? Nes nėra sprendimo, Romanai, vat kodėl kai kurie politikai, reiškia, pakreipė, aš atsiprašau, tada, jeigu netarnau. Dabar gera, tas jūs atsakomus yra įveitoj, nes ką kitie prigausi tom politiką, jie nepasauksi klausimų iš kitos pusės. Ta aš tikus, aš pasakiau, kad mes rinksimės atėjus šviesų iš 2 blogybių mažiausiai ir aš nespėjau, kad viskom padaryti